tą ūkininkavimą pasirinkau gal iš pašaukimo, kad man patinka, aš kaip visiems pasakoju, kad aš iš vis nieką nedirbu. Virinti patinka, su traktoriu važiuoti prie gyvuliukų nueiti. 89 metais aš žemę savo senelio atsiėmiau, 24 hektarus žemės, bet iš pradžių, kaip daržininkas, kai buvau, nesiplyčiau. Dabar perėjau į gyvulininkystę ir grūdininkystę. Dvi sritis. Mes parduodam mėsą, bet mėsą patys neperdirbam, nes jų ūkis stambesnis ir viską perdirbti nebūtumėm pajėgus ir nesuspėtumėm. Mėsą parduodam kaip ekologinę, o grūdus patys parduodam tiesiai į Vokietiją. Tai čia vienas agronomas buvęs rajoninis ekologinių ūkių turėjo, tai jis mane suagitavo daržovės. Daugiau tokių bendraminčių surasti ir daržovės į užsienį išvežti ekologinės. Tai dėl vien to pradėjau ekologiškai ūkininkauti. Bet man nepavyko su toms daržovėmis, bet patiko tas ekologinis ūkininkavimas. Pas mūsų ir žemės nederlingas. Kolūkio laikais kažkur tai iš to hektarą kuldavo iki 2 tonų. Ir aplinkiniai kolūkiai, kad mūsų kolūkiai taip kultų, būtų kūlę, gal agronomai, blogi brigadininkai, kažką tai. Bet jeigu aplinkiniai kolūkiai po tiek kūlė, tai iš tos žemės nedaug įspausti, o ekologinės ūkininkams plus to dievulis tau daugiau padeda, tvariai ūkininkauji ir dar papildomas išmokas ir jau eina išgyventi. Ekologiškai ūkininkaujant turi žiūrėti tą dirvožemį ir prižiūrėti, ir kad žemė kažkiek tai pamaitinti. Mes stengiamės su dobilus augindami, mėšlus. Dabar biodinaminis kaip į ūkis mėšlų negalim tręšti su mėšlais, su kompostu ūkyti. Saka, tyrimai tie patys liks. Aš viduj galvoju, tai man koks tikslas biodinamiškai ūkininkauti. Bet jie iš karto toliau pasako man. Bet tavo augalai, kad ir rūgšta žemė bus, įsisavys visas maisto medžiagas, nes tie vabaliukai, sliekai žemę padarys tokį, kad žemė rūgšta, trąšas viską įsisavys. Banda, kuri iš pradžių reikia nupurkšti, tai žemė atgaivina, atnaujina ją, net radiacija nuima. Kaip sakant, toks yra kaip perkūnijas žemės sujudinimas, tenas da didesnis poveikis. Ragų mėšlą, kai purškiame, tai augalai iš žemės stom. Ragų krikštolą, kai purškiam, augalai iš viršaus temp į viršų kelą. O derlingumai mano vis tiek mažėjančia tvarka iš palengva. Dabar biodinamiškai, kai pradėjau čiut jau kilt. Ir automatiškai grūdų kokybė visai. Grūdus kaip parduodam. Į Vokietiją, Šveicariją išvež už kokybę grūdų. Grūdus duona valgai, iš tų pačių grūdų, arba pyragą iš tų grūdų iškepta. Iš biodinaminius grūdų saiką jauti. Chemizuotą valgai, saiką nejauti žmogus. O tokį grūdą valgydami jau saiką jauti. Tu nepersivalgysi nei nieką. Mano draugs net po kelių metų tik te pasakė, kokią nuomonę jis susidarė, kai iš viso aš trenktas esu. Bet jis pats po kelių metų irgi biodinaminis tapo. Ir jie biodinaminį ūkį nepropaguoja dėl vien to, kad jiems yra prieš kitus žmonės gėda. Sarmata prieš kaimynus, ką jie pasakys? Man tai tas pats, ką kaimynai pasakys. Aš tai gyvenu savo gyvenimą dėl savęs. Nuo manęs netaip toli yra chemizuotas ūkis. Jis dirba ir aš dirbu. Pas jį kelis kartus mažiau tų paukštukų yra. Man, kai nesiseka, aš net apsidžiaugiu, nes kiekvienas žmogus, jeigu visą laiką seks, pasikels. Ir draugą, gali paprastą draugą pavadinti žiopliu, nes tu esi pasikėlęs. O kai nesisek, dievulis tavi nuleido ant žemės ir tu
nebūsi pasikėlęs ir draugams su tavim bus daug lengviau bendrauti.